žodžiu, dalyvavau laidotuvėse šiandien ir mano senelis priein prie manęs ir sako, tu neši prosenelės nuotrauką. Ir aš galvoju, ne, aš nenoriu šitos atsakomybės dabar, nes aš kaip suprantu, čia yra ganėtinai svarbus objektas, tie žmonės, kurie nežino, pas ką atėjo į laidotuvės, aš jiems parodysiu. Ir man pasakė, tipo, kad aš turėsiu visus žmonės lydėti Tytuvėnuose, kur aš nežinau tų Tytuvėnų, iki kapinių. Aš eisiu pirmą, žodžiu, su prosenelės nuotrauka. Ir aš einu, stengiuosi koordinuotis, kur aš esu. Ir prieina prie manęs moteris ir sako, tipo, vaikėlis, sako, kur tu taip skubi, sako, sulėtink, senoliai nespėjai pagal tave eiti. Galvoju, gerai. Aš tai darau pirmą kartą, aš nežinau, kokiu greičiu laidotuvėse tu turi eiti maždaug, kokį tempą palaikyti. Ir tada sako, laikyk nuotrauką normaliai, sako, reik per vidurį. Aha, sakau, gerai. Ir tada einam iki kapo. Galvoju, okei, o tai ką dabar daryti su nuotrauka? Ką man dabar daryti su nuotrauka? Ar ją užkasti kartu su pelenais? Ar ją padėti prie kapo? Ir aš prieinu paklausti, sakau, atsiprašau, kur dėti šitą nuotrauką. Ir man sako, tai vežkis kartu namo. Ar aš galvoju, kad čia, sakau, labai svarbus objektas, kažkoks tiesiog man pasimti namo ir užsikabinti ant sienos prosenelės nuotrauką. Tai vežkis, sako. Ir mano reakcija gal visai įdomi, nes aš į tokias situacijas dažniausiai reaguoju per humorą, aš kitaip nemoku, bet ir šiaip nelabai suprantu, kaip jaustis, nes man praeitą savaitę paskambino mama ir pasakė, tavo bočius numirė, tada paskambino man močiutė, pasako, ne, nenumirė, ir tada kitą dieną ateina tėtis ir pasako, tavo prosenelė numirė. Ir aš galvoju, is this a prank, bro? Tai jo, tokia savaitėlė, bet jeigu jūs turit kažkokių istorijų apie laidotuvės įdomių, tai prašau pasidalinkit, nes tikrai pralinksmintumėt.